šiai dienai dar dauguma žmonių prisibijo, galėčiau pasakyti, tos nuteistojo praeities, kad jis atlikęs laisvės atėmimo vietoje bausmę. Ir dauguma žmonės turi išankstinę nuostatą, kad tas žmogus yra pavojingas, kad galvoja dauguma, kad iš karto nenori priimti tiek į darbo vietą, kad bijodami, kad kažkas kad ar pavogs, ar dar kažkas atsitiks. Todėl mūsų pagrindinis tikslas pakeisti žmonių nuostatą, ne tiek darbdavių, bet ir daug visuomenės, kad pakeistų požiūrį į patį tą nusikaltusį asmenį. Ir todėl mes stengiamės, įvykdome įvairias priemonės, renginius, kad nuteistieji dalyvautų, kad pasirodytų, kad turi ir gerųjų savybių, kad moka ir gali dirbti. Paprasčiausia, dirbant, bendraujant galima žmogų pažinti, taip pat bendraujant su juo galima keisti jo neigiamą nuostatą aplinkinių atžvilgių. Ir kaip minėjau, tik darbu galima įrodyti savo tą tikrąją teigiamą vertę. Esu Romanas, Lietuvos Respublikos pilietis. Man 31 metai, nevedęs, turiu pagrindinį išsilavinimą. Turiu darbo patirties, stalio darbams atlikti. Patinka medžio drožinėjimo darbai. Laisvalaikiu domiuosi žirgų sportu. Po laidos norėčiau susirasti staliaus ar pagalbinio darbininko statybose darbą. Ateityje norėčiau sukurti šeimą ir turėti pastovų darbą, kad ją galėčiau išlaikyti. Esu Vytautas, Lietuvos Respublikos pilietis. Man 46 metai, nevedęs. Turiu vidurinį išsilavinimą. Esu įgijęs suvirintojų rankinių būdų specialybę. Turiu suvirintojų darbo patirties. Laisvalaikiu patinka žvejoti. Domiuosi futbolu, krepšiniu. Po laidos norėčiau susirasti suvirintojo darbą. Ateityje norėčiau turėti pastovų darbą.